Dabar mes prieisime trečią temą, kuri yra mokymai apie krikštus. Aš trumpai perskaitysiu tos žodžius Biblijoje, kad tai paremta Dievo žodžiu. Skaitysime Hebrajams 6 skyrių nuo 1 iki 2 eilutės. Kodėl palikę pradinį Kristaus mokslą skubate į tobulumą, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymų apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo teisumo. Ir trečia tema, kurią šiandien nagrinėsime, tai krikšto doktrina. Vietoj žodžio doktrina galime naudoti žodį mokymai. Ir atkreipkite dėmesį, kad raštuose žodis krikštas parašytas daugiskaitoje. Krikštus tai reiškia daugiau nei vienas. Iš tikrųjų, Naujajame testamente kalba eina apie 3 krikštus ir mes iš eilės išnagrinėsime kiekvieną iš jų. Leiskite tiesiog trumpai išvardinti tuos 3 krikštus. Pirmas - Jono Krikštytojo krikštas. Antras - krikščioniškas krikštas. Ir tai ne vienas ir tas pats. Ir trečias krikštas - šventąja dvasia. Tai 3 skirtingi krikštai, kurie turi savo vietą Naujajame testamente.